Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta šiuolaikinės tekstilės meno paroda, kurioje pristatoma virš 50 autorių kūryba. Tikrai paroda gavosi grandiozinė, pati nesitikėjau, nes kuomet galerijos direktorius tiesiog pakvietė suorganizuoti tekstilės parodą, norėdamas ir pats, ir galbūt Panevėžio publikai išskleisti, kas tai yra ta šiuolaikinė tekstilė, tai pamaniau pradžioje, gal galima pasikviesti kokius 50 autorių, bet kai pradėjai analizuoti, kiek žmonių, skirtingai dirbančių, skirtingai mąstančių, skirtingom technikom šiais laikais savo kūryboje vizualizuoja šiuolaikinę tekstilę, tai štai mes pasiekėm virš 50 autorių ir tai jau tikrai yra grandiozinė paroda. Čia šį vakarą atidaroma šiuolaikinės tekstilės meno paroda. Tikrai pamatysite praktiškai per 3 erdves šią parodą ir labai džiugu, kad šiuolaikinė tekstilė, tęsiant, sakykime, tradiciją Panevėžio Aukštaitijos krašto linininkystės, jinai išlieka ir ne tik mūsų kasdieniniam vartojimui, bet būtent ir meno pajutimui, pamatymui, meno dizaino kūriniai tekstilės. Ir manau, kad drauge su mūsų akmens masės keramika, šamoto keramika, tai rodo Panevėžio miesto dailės galerijos ir kryptį. Tekstilė tai yra ir mitologija, tai yra ir medžiagiškumas, ir išgyvenimas. Prisiminkime istoriškai, juk buvo laikai, kai funkcinė tekstilė buvo vienintelis šeimos, žmonių išgyvenimo būdas. Tai pamiršti to tikrai neturėtumėm. Na, o šiuolaikinė tekstilė tai iki meninių raiškų, kosminių tyrinėjimų paskutiniu metu irgi tenka stebėti, dirbant kartu su tarptautinė meno doktorantūra Artintex, kosminius laivus, kurie irgi yra tekstilė, kur tyrinėjame, kiek jie gali ištverti, būdami kosmose, kokį spaudimą, kokį poveikį aplinkos, kada jie sprogsta, o kiek tu gali su jais išgyventi ir būti, funkcionuoti. Nes visi matome, kad tas šiuolaikinis gyvenimas iš tiesų mus verčia galvoti apie rytojų, apie mūsų santykį su gamta, su aplinka, kiek mes ją niokojam, kiek mes ją teršiam. Ir tekstilė beje yra viena didžiausių teršėjų. Aš turiu mintyse tekstilės pramonę. Tai, kas vyksta Indijoje, Bangladeše, Kambodžoje, Vietname, Kinijoje, užteršti laukai, upės, nuodingos. Tai yra ta pati tekstilė, apie kurią mes kalbam šiandieną. Iš tikrųjų labai džiugu, kad Panevėžio miesto dailės galerija bendradarbiauja su įvairiais Lietuvos meno kūrėjais ir kuratoriais. Ir kuratoriai atveža ir pristato Panevėžio miesto gyventojams iš tikrųjų tikrai unikalias parodas. Tai šita paroda ir yra tuo išskirtinė, kad jinai yra tikrai unikali, jinai yra tikrai labai graži, yra jauki, siunčianti stiprias žinutes lankytojams. Tai iš tikrųjų visi mūsų dailės galerijos bendradarbiavimo keliai atveda į tam tikrus puikius rezultatus, kuriais gali pasidžiaugti miestiečiai. Mūsų parodos pavadinimas irgi yra labai intriguojantis. Tai yra S kietas ir K raštas. Ir gali koduoti šitą pavadinimą labai įvairiai, kaip skietas, kas tai yra. Tai yra tam tikra staklių dalis, kuri neleidžia tau nuklysti nuo kelio. Tai yra ta vieta, į kurią būna suveriami metmenys ir jie tave tarytum veda tuo audiniu pirmin. Tai yra savotiškas mūsų kelias. Ir tada galvoji, tai kokios tos vertybės turi būti, kad tu nenuklystum, koks tavo tikėjimas, kokie tavo lūkesčiai, kokia tavo vizija gyvenimo. Skietas. Raštas. Tai vėlgi tekstilės raštas gali būti brailio raštas, tai gali būti mūsų rašymo raštas, tai gali būti kaligrafija, tai be galo daug raštų. Dabar kompiuterinis projektavimas irgi yra savotiškas raštas, kuomet tu programuoji. Kraštas. Kas tai yra kraštas? Tai yra vieta, geografinė vieta, mūsų kraštas, labai keistoje situacijoje, labai keistoje geopolitinėje situacijoje, ypač dabar mes tą jaučiam. Tai kas mums yra tas kraštas? Kas mums yra kalba mūsų? Kas yra mūsų protarmės ir tarmės? Kas yra mūsų žemė? Kas yra mūsų protėviai? Kas yra mūsų tikėjimas? Tai kraštas ir yra apie tai, apie ką mes turėtumėm mąstyti, dekonstruodami labai didelių platumų. Kraštas. Na ir kietas. Tai ar kietas tas mūsų kraštas?
Tai manau, kad dabar ypatingai mes turime kaip savotišką egzaminą išmėginti, ar kieti mes esame. Tai aš tai už kietą kraštą, už gerą raštą ir už tiesus kietą, kuris kaip kelias mus vestų į taikų, gražų rytojų. Iš tikrųjų noriu pradėti nuo to, kad pakviesti visus ateiti į Dailės galeriją ir apsilankyti šitoj parodoj. Nes tai išskirtinis momentas, išskirtinė paroda, kada galime pamatyti šiuolaikinės tekstilės raidą, jos kalbą ir čia susirinkę geriausi Lietuvos autoriai. Ir mes galim pamatyti, ant kiek tekstilė yra išsiplėtusi savo kalboje, ant kiek kelia problemų, ant kiek jos įvairiapusė kalba yra ir ant kiek išėjusi iš savo tekstilės tradicinių sampratos rėmų. Taip kad tikrai visi nepraleiskite tos progos, susipažinti su šiuolaikinė tekstile, pamatyti ją ir pasidžiaugti šitą gražią parodą. O parodoje dalyvauja iš tiesų nuostabus menininkai. Tai va šiandieną, kaip tik šiuo metu, Eglė Rakauskaitė, kurios nuostabų video performanso dokumentaciją mes matome ekrane, jai teikia nacionalinę premiją. Sveikiname Eglę. Taip pat turime nepaprastai gražią Arūnės Tornau instaliaciją. Arūnės Tornau knyga apie jos kūrybą šiemet, čia dar tokia kaip ir paslaptis, knygų mugėje išrinkta gražiausia Lietuvoje knyga. Kaip tik žiūrovai galės susipažinti su šito nuostabiu leidiniu. Na ir galėčiau tikrai vardinti daug menininkų, kurie yra tikrai išskirtiniai, yra labai įdomus, labai skirtingi. Tai tiesiog kviečiu ateiti ir patiems išsirinkti savo menininką, savo kelią ir mylėti savo kraštą. Šita mano instaliacija vadinasi Mirusios knygos, o pavadinimas yra toks dėl to, kad aš ją padariau iš žmonėms nebereikalingų išmestų knygų, kurias aš rasdavau ir teberandu, nes toliau tą instaliaciją tęsiu prie konteinerių. Žmonės nebenori tam tikrų knygų. Jeigu pasižiūrėt, kokių žmonės nebenori knygų, tai daugiausia yra knygos rusų kalba, enciklopedijos įvairiausios, nes viską žmonės dabar gali rasti internete. Tai enciklopedijų iš tikrųjų arba visokių tokių knygų, kurios techninio pobūdžio jau nebenori. Ką aš padarau? Aš ją kaip ir palaidoju, aš jas užsiuvu. Aš knygą užsiuvu, jinai tampa anoniminė. Aš pati nežinau, kuri knyga yra kuri. Jos tampa tokios, kaip ką darė egiptiečiai, kaip mumifikuotas. Ir kažkuria prasme pagerbtos, nes jos tampa tokios baltos, švarios ir, dėja, jos pasmerktos mirčiai, bet tokiu būdu tą antrą gyvenimą gyvena. Tai didelis džiaugsmas, išėjo knyga apie mano kūrybą, labai didelė knyga, sunki. Šita knyga gavo 2023 metų pačios gražiausios knygos, laimėjo konkurse. Knygos dailininkė yra Agnė Dautartaitė Krutulė, ne kartą jau apdovanota knygų dailininkė. Žodžiu, labai džiaugiuosi. Knygą galima žiūrėti iš vienos pusės, knygą galima žiūrėti ir iš kitos pusės. Jinai neturi numerių. Knygos pavadinimas yra vienas iš mano instaliacijos pavadinimų. Pabaiga yra pradžia. Tai ir šita knyga. Ją galima žiūrėti nuo pabaigos, ją galima žiūrėti nuo pradžios ir vis tiek bus vienas pasakojimas apie mane. Esu dėkingas parodos kuratoriai Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkai profesoriai Eglei Gandai Bogdaniniai, jos kolegom, menininkam, kurie tikrai subūrė, atrinko gražų būrį darbų. Ir, aišku, dėkoju ir mūsų bičiuliam, draugam, kurie pagelbėjo tą parodą išeksponuoti, ją atvaizduoti drauge su galerijos kolektyvu. Tekstilės parodos partneriai Lietuvos dailininkų sąjunga bei Vilniaus dailės akademija. Paroda veiks iki kovo 23 dienos.